Tai ką, žadėjau papasakoti, kaip man sekasi su ta pakelta dozė ir iš tikrųjų visą savaitę palikau jūs kabėti. Be atsakymo, bet leidau laiką su šeima, tai kažkaip tai nesikoncentravau čia į socmedijas, dar nesu labai jau pripratus kasdieną filmuotis, tai kažkaip galvoju, praeis savaitė ir apibendrinsiu rezultatus, bet šiandien ypač daug klausimų sulaukiau asmeninių, tai stoviu dabar virtuvėje, kavą darausi ir galvoju jau po 5 žinutės tuo pačiu klausimu gautos, galvoju atsakysiu visiems. Žodžiu, tai kaip man jaučiasi ta pakelta 3,75 dozė. Jaučiasi labai gerai, jokių papildomų šalutinių neatsirado, bet vėl veikia taip, kaip pradžioje veikia 2,5, gal net iš tikrųjų stabiliau ir stipriau. Todėl, kad šiandien jau yra antradienis, leidausi ketvirtadienį vakare. Tai realiai 2 dienos iki savaitės belikė ir vis dar poveikį jaučiu. Pirmom dienom iš viso labai gerai buvo, vėl nuėmė visą tą food noise, kuris buvo visiškai pilnai grįžęs ir sotumo jausmas greičiau ateina, šiaip nėra, kad jausčiau alkį. Tarsi jis ateina tas alkis, bet toksai normalus, neperspustas, ne vėl kažkoks grįžęs, nepasotinamas alkis, kaip man tikrai jau buvo. Tai labai labai fainai jaučiuosi, tikrai galvoju, kad jeigu gydytoja leis, dabar turėsim konsultaciją, tai jeigu gydytoja leis ir pasiliksiu ant šitos 3,75 dozės, nekelsiu iki 5, pabūsiu vėl, kol jinai man veiks ir tada tik pakelsiu iki 5, nes tikrai pilnai efekto užtenka, visiškai nereikia dar stipresnio, kad ten dar labiau nunulintų ten tą alkį, man patinka, kad aš jį jaučiu, ta prasme jaučiuosi kažkaip tai kaip normalus žmogus, negu kai visai alkio nejaučiu. Ir svarbiausia tai, kad nėra tų šalutinių, kurių aš taip prisibijojau pakėlus dozę, kad ten pykins smarkiai ar kažkas panašaus, tai tikrai to nėra. Žodžiu, kol kas esu žiauriai patenkinta ir jeigu gausiu palaiminimą, tai būtinai naudosiu tą 3,75 ir toliau.